Sveiki visi. Noriu papasakoti šiek tiek apie tai, kaip mes pradėjome Čepukį. Kažkaip ta informacija vis eina toliau ir vienas draugas mano sako, ir iš tikrųjų labai daug žmonių sako, vis dalinamės informaciją ir pasakom apie jūs, kaip jūs biškį esat nurauti ir gyvenat ir kaip jūs pradėjot visą savo kelionę. Nes tikrai žmonės, kurie matė, kaip buvo viskas pradžioje ir mus lankė, galvoja, kad mes esam ne visai viso proto. Ir sako, kartais ieškau tokios informacijos apie jūs ir nerandu. Tai labai norėčiau papasakoti apie tai, iš tikrųjų, nuo ko mes pradėjom, kas mes tokie esam ir ką mes čia veikiam. Tai Čepukis prasidėjo nuo to, kad mes su Barintu susipažinom gal 2019 metų gale ir 2020 metais mes jau susilaukėm gyriaus, viskas labai greitai, kaip taip seniau sakydavo, sumetėm skudurus, tai va grinai sumetėm skudurus. Bet sumetėm skudurus planuotai ir iš to, kad mūsų nuomonė sutapo daugeliu klausimų. Ir būtent apie tai, kad mes norime gyventi gamtoje ir tik susipažinę, pakeliavome mėnesį po Ameriką ir su praktiškai, tokia labai eko kelionė buvo ekonomiška, mėgodom ir pagrindinis puslapis buvo couchsurfingas, kuriuo keliavome ir susidarėm savo įspūdį, ko mes gyvenime norėtumėm ir kaip norėtumėm gyventi. Ir iš tiesų jisai iškart jau ieškojo žemės sklypų. Ir prieš pat kelionę mes buvome radę žemės sklypą, kuris mums patiko. Turėjome automobilį, kuris nebuvo sutvarkytas, elektromobilį 2016 metų ir dieną prieš kelionę netikėtai iš Bulgarijos žmonės važiavo su šeima su troliuku ir nusipirko tą automobilį ir mes turėjom pradinį įnašą šitam mūsų Čepukiui. Tai Čepukis yra 17 hektarų sklypas su pastatais ir namais. Namai buvo griovimo būklės. Tai buvo vienas pastatas iš tikrųjų, kiti tai yra daugiau pamatai tiesiog akmenys realiai laukuose. Kapinaitės kryžius yra iš tikrųjų, ten sakė, gal bažnyčia buvusi, kad kažkada kasnėjimus darė kaulų, sakė, rado. Gražus tas toks nuolydis, dabar matosi prūdas buvo mažesnis, mes jį apsitvarkėme ir aišku šiandien, kas ypatingo įvyko, tai mes teko nukirsti dvi mūsų ikoniškas egles, kurias netgi matosi mūsų tokiam kaip logo, mini logo. Tai teks dabar tą logo atnaujinti, bet iš esmės dėl to, kad jos buvo labai plačios ir nebuvo jų labai geras stovis, tai tiesiog dėl saugumo ir dėl to namuko, kuris yra šalia, reikėjo jas nupjauti, pasodinsime biškį tolėliau kitus medžius. Planuojame kaštainį valgomai sodinti. Na ir, žodžiu, kai pradėjome tą ūkį, čia realiai nieko nebuvo. Buvo visiškas šabakštynas, kelio nebuvo, buvo tik tais nuokalnė, kuri buvo neprivažiuojama apie pusę metų, gal net sakyčiau daugiau per metus. Na ir mes tiesiog atsikraustėme, vandens nebuvo, buvo tik atvestas kaip čia tinklas po apačia, bet viską reikėjo pasijungti, pasidaryti, dasikasti patiem. Tai pirma buvo vanduo ir tada prasidėjo visas tas namo remontas, šlifavimas, darbai rankų, nes buvo karantinas, visos veiklos buvo sustabdytos, nes esame maitinimo versle restoranuose ir viskas buvo sustoję. Aš kaip tik buvau paskutinėse nėštumo mėnesiuose ir susilaukėme gyriaus. 2020 jisai gimė rugpjūtį. Na ir taip gyvenam, lauko tualetas, vanduo toks sąlyginis, grindys betoninės, kaip sakau, toks visiškai crazy gyvenimas, aš net iš tikrųjų pakankamai ir dvejonių turėjau, nors pirminė viso šito ūkio idėja ir vaizdas man labai patiko, bet kai supratau, kad jame reiks gyventi, aš šiaip pratus gyventi pakankamai visada neblogai, ir namus turėjau, ir būtą, ta prasme, kad bute gali gyventi dar kažkur ir to pasaulio tokio pamačius, tai man buvo toks ne visai įprasta ir tų dvejonių aš tikrai turėjau, kad blemba užkniso, per sunku galbūt, ne, bet po to kažkaip po pusės metų jau kažkaip tai apsipratom, sudėjom tas, sakykime, grindis, tualetas susitvarkėm, hidroforas buvo pirmus 2 gal net metus viduj, miegamajam hidroforas su 10 litrų įsiplėtimo muku, 97 decibelai, dar kaip šiandien, ar 8 net užrašyta atsimenu buvo. Kadangi tas vožtuvas leisdavo vandenį, tai jis naktį vidurį nakties po porą kartų įsijungdavo, tai kaip sakau, man tai jau buvo prasidėjęs tas toks nervinis, toks kiekvieną kartą, o gyrius tai kaip užmuštas miega, nes turbūt jisai prato prie to hidroforo miegoti. Tai galite įsivaizduoti, ar nėščia, ar kūdikis mažiukas iš ryto nori ant didelio, ar bėgi, dar tik ta žiema -25 buvo ir sniego iki kelio 20-ųjų. Tai buvo linksma. Ir kažkaip tai, va taip, kai yra noras, atsiranda ir galimybės, visas, jau kaip sakant, ir tas restoranų sektorius atsigavo ir pradėjom kitokiam veiklom užsimti. Aš pradėjau dar iš to tokio sudėtingo laikotarpio mokyti Žirmūnų mokymo centre, tai ten dabar yra VESK vadinasi, verslo įsitikinimo karjeros centras. Vis dar dirbu ir man ten labai patinka, pasižiūrėkite internete, kaip atrodo ir kaip pasikeitė VESKas.
wow, saulės kolektoriai, pastatai atnaujinti, energetinis, žalės, žodžiu, kompostavimas, atnaujintos laboratorijos, tikrai daug gerų žodžių galima būtų pasakyti apie Saulių Zybartą ir jo įdėtą darbą ir nenuilstamą norą pagerinti Vesk iš tikrųjų. Čia taip netikėtai pakalbėjau, bet labai man miela šita vieta, aš visada važiuoju ten ir nors esu susijusi su maistu, mano specifinės sritis labiau yra sveikas maistas, būtent kas liečia gamybą, mokymą ir taip toliau, aš nesu to aukšto lygio maisto gamintoja, labai daug dalykų nežinau ir dabar turiu tą tikslą šiais metais išmokti gaminti daugiau bazinių dalykų, kaip didesnė, pavyzdžiui, vairuoja prancūziškų ar itališkų bazinių padažų, tešlų ir kitų dalykų, duonų, tam, kad galėčiau sugalvoti, kaip tuos dalykus padaryti ir skanius ir sveikius arba sveikesnėje savo formoje, bet kad būtų pakankamai kokybiški, nes vakar gaminom fokačią ir vis tiek sako, ta paprasta skanesnė, šitą nelabai, nes tipo jinai kietoka, daugiau kaip duona, nes aš naudojau speltą miltus, kurie turi 6 gramų skaidulų. Tai noriu padaryti, kad jinai būtų skani ir sveika. Tiesiog kažkoks yra visą laiką mano polėkis. Ir fermentacija labai patinka, kaip tik mokinomės apie fermentaciją. Tai grįžtant prie ūkio, tiesiog puolėm viską daryti. Barintas labai dirba dar ir po šiai dienai. Matote mano vieną iš mieliausių kambarių. Tai yra dar tik tais visas kaip tunelis 30 kvadratų, bet tai yra nuostabiausi didžiausi langai, kuriuose planuoju pasidaryti sėdimą vietą. Žinot, kai būna instagraminiai, tie tiesiog vasėdis, kai tai knygą atsiremi. Ir čia arba būtų valgomasis stalas, nes faina tiesiog visiems sėdėti kartu valgyti, nes vyksta labai daug dalykų prie bendro stalo. Arba tiesiog tokia kaip knygų vieta ir mano sofa ir aš galėčiau skaityti. Absoliučiai dievinu šitą vietą. Šita būklė yra 2 metai. Čia Barintas galanda savo peilius, šitų grandininio pjūklo peilius, čia staklės ir taip toliau. Tai bet jau po truputį ir laidą atvedė ir apšiltinta, tai visą žiemą nuo krosnelės netgi čia prisišildo, kambarys ten vienas, šičia yra ir iš tikrųjų vis plečiamės tam, kad užtektų vietos, nes yra 2 vaikai, planuojame dar gausėjimą šeimos, pakol kas dar ne šiandien, bet jau manau, kad greitų metu ir norime, kad vaikai galėtų miegoti atskirai ir turėti savo žaidimų kambarį, tai kažkaip tai iš nieko reikia išspausti kažką. Ir galų gale gal kada nors ir terasą turėsime, kur galima sėdėti smagiai. Pastatėme vaikams žaidimo aikštelį, sakau, nors rankomis pjovėme šitą visą aplinką su trimeriu ir su tuo stumdoma žoliapjove, bet dabar praeitais 2024 nusipirkome traktoriuką mažą, tai dar prieš tai netgi buvom pastatę vaikų žaidimo aikštelę tam, kad vaikai būtent turėtų ką veikti. Darome čia didelius gimtadienius vaikų, iki 50 žmonių būna, darėme netgi giriaus grupės susitikimą, tai yra pabaiga, man atrodo, metų, tai tikrai galime priimti didelės grupės žmonių ir, kaip sakau, dar ne visai esame tokie gražūs ir tvarkingi, kad galėtumėme tai daryti, bet tikrai planuose yra parduoti tą tokį pabuvimą kartu žmonėms, bet mes viską padarom, mes su savo šeima, su vyru, su galimybė maisto patiekimo, tiesiog maistas, aplinka, vaikų žaidimai, papuošimai, kad žmonės galėtų tiesiog atvažiuoti gamtoje švęsti, griliaus paslaugos žmonės gali patys pasikepti ir kažkaip tai tą tokia, kaip sakau, pasidalinti savo tą būtimi, bet to pačiu ir kažkokią tai gražą už tai gauti, nes tikrai pritaikyta yra dideliam žmonių grupėm, yra tas basų kojų takas, kuriuo visi mielai eina, yra avis, kurios yra pripratintos prie žmonių, iš rankų valgo, nesustumdo, nepuola, yra lama, planuojame vėl turėti aslą, nes turėjome aslą, kuris atėjo pas mūsų augęs ir skriausdavo avis. Tai teko jį parduoti, nors man tai aš nežinau, aš tiesiog myliu kažkaip asilus. Ir ne žirgiukai, ne žodžiu poniai, bet būtent asilai. Tai labai svajoju apie asilą. Ir aišku vištas, bet vištoms reikia daugiau priežiūros. Bet manau, greitų metų ir kiaušinių savo turėsime. Apie daržovės, apie augalus, apie visokius tokius, tai jau auginu, tiesiog dar nežinau, kaip viską maksimaliai perdirbti, kad man būtų didžiausia nauda, kaip pavyzdžiui, labai norėčiau išmokti grynus eterinius aliejus gaminti su alembiku, būtent iš savo augalų arba rinktų augalų, nes tų pačių rožių žiedlapių yra labai daug, kuriuos galima panaudoti ir taip toliau. Dabar tiesiog jas džiovinau ir dėjau į vonę. Tai mes pradėjome taip labai paprastai, viską turėjome tvarkyti, šitas namas praktiškai buvo renovuotas etapais, kurie buvo tiesiog tuo metu mums prieinami, visiškai nelogiška, visiškai finansiškai neefektyvu, tačiau tiesiog mes darėme taip, kad
susitvarkėme gyvenimui ir tik tada darėme kitas dalis, kaip pavyzdžiui, puvo namo kampas, nes negerai buvo sujungtas vonios ten tie visi vamžiai, tai tiesiog turėjo barintas viską rankiniu būdu išdaužyto, mes jau čia gyvenam, viskas gerai, tai dar vėlgi vonė dabar yra išdaužyta, visą tai jau planuoja greitų metų sutvarkyti, užsakėm vonę. Na, tuo pačiu jau viską apsitvarkius, taip iš esmės galima ir pamatus turėjo tvarkyti, dabar jau grindjuostas vėl tenais, žodžiu, išdaužytas, tai tiesiog, nežinau, tiesiog va taip gyvenam, visą laiką tvarkomės, visą laiką kažką veikiame, darome, atnaujiname, vieną kampą sutvarkom, kitą reikia. Čia tokia, kaip sakau, tas namas labai gerai tuo, kad kai yra maži vaikai, vakar grįžau, viskas apipaišyta žaliu flamasteriu. Tai nėra labai širdies taip neskauda, dėl to, kad jeigu būtų iš karto kažkaip gražus, labai ten daug visko gražiai padaryta, tai gal būtų labai gaila. Kai vaikai paaugs, tai tada tas namukas turbūt daug mažesnis bus, nes tiesiog jau kai jie bus augę, jie išeis ir net nebereikės jau tokio didesnio namo, kad visiems užtektų vietos. Tai pirmas namas yra visas namas, ką tu tiesiog bandai belę, davai šitą pabandom, šitą, o įdomu viską. Ir tada žiūri, kaip tai praktiškai veikia, toks bandymo būdu. Ir tada žiūri, ko jau norėtum, ką norėtum kitaip ir vat pastatėm antrą tą namuką su projektų dalim, na, aišku, didžioji dalis buvo mūsų, tai projekto tik tais dalinė dalis, ten buvo perdirbimas, tai faktas, kad mes dar eisim tą perdirbimą dar, tik jisai bus jau biškiai aukštesnio lygio, ne visai toks, kokį mes planavom. Tai tiesiog normalų namuką pasistatėm, kad galėtumėm edukacijas apie perdirbimą, apie fermentaciją, žolelių rinkimas, grybai. Tai jeigu įdomu, būtinai parašykite mums apie planuojamas veiklas šiais metais, nes planuojame ir stovyklas vaikų daryti, ir edukacijas ir suaugusiems ir vaikams, ir degustacinės vakarienės iš savo produkcijos. Tai tiesiog visa tai yra sekančių kelių metų planuose, dėl to, kad, aišku, pirmiausia reikėtų pasibaigti viską, kas yra aplink, kad žmonėms būtų malonu atvažiuoti. Taip pat, aišku, galima jau tam namukė bus gyventi šiais metais, tai jeigu įdomu būtų toks kaime praleidimas arba turite vaikų, kuriuos norėtumėte, kaip sakau, išgrūsti, bet jiems duoti, patirti, ką reiškia gyventi kaime, kažką fiziškai padaryti, malkas panešioti, pasodinti, paravėti, taip toliau, kas žmogui šiaip yra sveika, manau, būtinai parašykite, mes tikrai galime sustarti tą dalyką. Na ir jeigu planuojate švęsti šventes ir norėtumėte tai padaryti kaime. Mano augalai, daržovės, šiltnamiai, tiesiog rožės, gėlės, visokie dalykai, kurie teikia labai didelį pasitenkinimą gyvenime, taip pat yra čia. Ir planuoju, kokias čia sėklas sodinsiu, ką darysiu, kaip darysiu, nes jeigu nesugalvoju iš tų dalykų iš anksto, tada būna palaida bala. Ir šiais metais irgi vienas iš tikslų sodinti po 3 sėklas. 3 sėklos, po savaitės 3 sėklos, po savaitės 3, kad, pavyzdžiui, turėčiau tik 3 kopūstų galvas savaitį, ar salotų, atsiprašau, tos, kurios greičiau auga, tai salotas, visokios ten šitie kalendros, krapai ir taip toliau, kad po mažai turėčiau, bet visą laiką galėčiau naudoti šviežias ir nereikėtų nieko išmesti, nes, pavyzdžiui, nesuvalgiam. Tai nes tikrai to būna, aišku, meti kompostą arba gyvūnam, arba veži tą patį savo restoraną, bet ne visada spėjai tą padaryti efektyviai. Ir tada kažką sudaryti su savo gėlėm, nes tie patys čiobreliai arba vartojami augalai, kuriuos turim, tai taip prisišaldžiau, prisidžiovinau ir vartojam, bet kažkaip norėtųsi gal dar efektyviau daryti. Tai va tiek, tai nežinau, tikrai kviečiame visus į svečius, kurie norėtų aplankyti, norėtų pamatyti, kaip mums sekasi, kaip mes gyvenam kaime, galbūt duoti mums kokį patarimą, nes kažką žino daugiau, arba patarimą paklausyti, jeigu kažkas įdomu iš mūsų pusės. Turime kavos, arbatos ir mielai visada laukiame svečių. Esame nuo Vilniaus apie nuo 40 iki 60 km, priklausomai nuo kurio Vilniaus galo atvažiuojate, tai čia Molėtų galas, netoli Giedraičių. Ir esame privažiuojami visus metus, tai čia tikrai yra ką veikti visus metus, ypač tokiu metu kaip šiemet, nes nėra šalta, na ir sniego irgi yra ką veikti. Taip, kad atvarykite į svečius, pabendrausime, surasime kažką bendro, kažką aptarsime, tiesiog praleisime gerai laiką.